Taip, kad neaukok laikino dėl amžino, nes tas, kas aukoja laikiną dėl amžino, praranda ir laikiną ir amžiną, praranda abu, reiškia. Vat vėlgi, ką tai reiškia? Jeigu vėlgi mes save gyvenime suprantam ne kaip tik tai fizinį kūną, jeigu mes kažkokį turim tikėjimą, kad su tuo fiziniu kūnu viskas taip lengvai nepasibaigs. Aš irgi pamenu, visada vaikystėje galvodavau, ta prasme, nejaugi taip viskas baigsis, reiškia, taip analizuodavau, nejaugi, tu tarsi numiršti, ten laidotuvės kokias, galvoju, nejaugi viskas, nejaugi čia atėjo kažkokia tai pabaiga galas. Tai va, toks principas yra, jeigu taip žiūrėti į išminčius, jie aiškina, kad mes esam siela, kuri keliauja, kaip anksčiau minėjau, iš vieno kūno į kitą. Ir lygiai tas pats kaip tas